Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, aktualių naujienų, įžvalgių apžvalgų ir tikiuosi jums įdomios ir naudingos informacijos kanalo Mozerio žinios prenumeratoriai. 2025 m. gruodžio 2 antradienis. Mozerio radijas pristato jums 84-ąją savo laidą, tikėdamasis iki metų pabaigos sulaukti 100-ojo laidų jubiliejaus. Kadangi jums pažadėjau, jog laidų laikui bėgant daugės, drįstu manyti, kad savo pirmąjį tokį labai apvalų jubiliejų Mozerio radijas švęs dar iki Kalėdų. Pasinaudodamas tarnybinę padėtimi, visus klausytojus kviečiu prenumeruoti kanalą Mozerio žinios, jei to dar nesate padarę. Primenu, kad šį kanalą galite rasti tiek YouTube platformoje, tiek Patreon platformoje, kur beje yra transliuojamas ne tik Mozerio radijas, bet ir skelbiama visa ar beveik visa su mano kaip teisininko profesinė veikla susijusi informacija, teisiniai patarimai, rekomendacijos, mano paties parengtų teisinių dokumentų pavyzdžiai. Taip pat pranešu, kad nuo šiol platformoje YouTube jūs galite prisijungti prie kanalo Mozerio žinios kaip šio kanalo oficialus narys. Tam tikslui naudokite jums matomą funkciją prisijungti arba, jei tai anglų kalba, funkciją join. Tapdami kanalo nariais jūs prisidėsite prie čia skelbiamos informacijos sklaidos, ne tik gerų žodžių, už ką aš jums esu labai dėkingas. Šiandieną dėkoju naujiems kanalo nariams Robertui ir Faustui. Ačiū jums, draugai. Kaip įprasta, šiokiadieniais kalbamės apie politiką ir visą kitą, kas su ja yra susiję. Šios dienos laidoje pasidalinsiu savo mintimis ir įžvalgomis apie pastarosiomis dienomis siaučiantį informacinį karą susijusi su nacionaliniu transliuotoju LRT. Šiek tiek apie tai jau kalbėjome ankstesnėse laidose, bet kad būtų aišku, kas ir kaip, aš tik trumpai priminsiu, su kuo visa tai yra susiję. Pirmas Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, numatančioms, kad artimiausius 3 metus LRT finansavimas nedidės ir išliks toks pat, koks jis buvo šiais 2025 metais. Tai yra 79 milijonai 400 tūkstančių eurų per metus. Antra, Seime yra įregistruotas įstatymo pakeitimas, kuriuo siūloma supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo tvarką. Šiuo metu direktorius gali būti atleistas, jei nepasitikėjimą jo pareiškia 2/3 LRT tarybos narių. Pakeitimu siūloma nustatyti, kad direktorius gali būti atleistas, jei juo nepasitikėjimą pareiškia ne mažiau kaip pusė LRT tarybos narių. Nebejoju, kad jūs jau pastebėjote, kokią emocijų, kaltinimų, pasipiktinimo audrą sukėlė šių pataisų svarstymas Seime. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad nei viena iš pirmiau minėtų pataisų dar nėra priimta. Bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia šiuo atveju yra pačios LRT, jos administracijos ir visų taip vadinamų nepriklausomų žurnalistų ir labai, kabutėse, vertybinių politikų, stojusių ginti taip vadinamą nepriklausomą LRT poziciją. Taupydamas visų mūsų brangų laiką, aš necituosiu pastarosiomis dienomis LRT eteryje nuolat tiražuojamų propagandinių, dezinformacinių, elementaraus padorumo ribas peržengiančių pranešimų, kuriais siekiama paveikti visuomenės nuomonę, ją palenkti LRT naudai. Tiesiog pasakysiu, kad visą tai matant ir skaitant, mane apima svetimos gėdos jausmas. Bet žodis gėda LRT nėra rodiklis. Šis žodis ir jausmas šiai organizacijai yra svetimas, nepažįstamas. Kita vertus, tai nėra viskas, ką aš noriu pasakyti ir kuo su jumis noriu pasidalinti. Porą sakinių dėl LRT finansavimo įšaldymo 3 metų laikotarpiui. Būtent įšaldymo, o ne jo sumažinimo, kaip melagingai teigia LRT, kviečiantis žmonės gruodžio 9 dieną rinktis į protestą skambiu pavadinimu "Šalin rankas". Taigi LRT finansavimas yra įšaldomas. Tačiau LRT net tokioje lygioje vietoje atvirai meluoja žmonėms teigdama,
kad politikai užsimojo finansavimą sumažinti. Dar daugiau, mes jau žinome valstybės kontrolės atlikto LRT audito išvadas, kuriuose juodu ant balto rašoma, kad LRT auditas nustatė sisteminės dirbančiųjų socialinių garantijų rizikas, o taip pat labai svarbu pabrėžti esminės turinio prieinamumo ir pirkimų, arba kitaip tariant, lėšų panaudojimo spragas. Trumpam įsivaizduokime, kad esame verslo įmonė, kuri kreipiasi į valstybę su prašymu skirti ES struktūrinių fondų paramą verslo projektui vystyti. Tokių projektų Lietuvoje jau yra finansuota turbūt 10 000. O ar jūs žinote, kad projekto vykdytojas, kuriam buvo skirta parama, pagal sudarytą projekto finansavimo sutartį privalo projektą administruojančiai organizacijai, pavyzdžiui, tai gali būti viešoji įstaiga inovacijų agentūra, teikti įvairias tarpinės, galutinės ataskaitas, jomis įrodyti, kad projektas buvo vykdytas laikantis nustatytų reikalavimų, kad tame tarpe pirkimai, kurie buvo atlikti projektui vykdyti, buvo vykdomi laikantis nustatytos pirkimų tvarkos. Ir jeigu yra nustatoma, kad pirkimų tvarka buvo pažeista, arba jei nustatoma, kad projektas nepasiekė tam tikrų rodiklių, kurie buvo deklaruoti kreipiantis dėl paramos skyrimo, projekto vykdytojui yra taikomos sankcijos. Arba, kaip jos vadinamos, yra taikomos finansinės korekcijos. Ką finansinės korekcijos reiškia projekto vykdytojui? Viskas labai paprasta. Jos reiškia, kad projekto vykdytojas privalo grąžinti dalį arba gal net ir visas lėšas, kurios buvo skirtos projekto įgyvendinimui. Dabar grįžkime prie LRT. Ši organizacija stebisi, ji ne tik stebisi, ji piktinasi tuo, kad jai bus paliktas toks pat finansavimas, kokį jį gavo iki šiol. Nepaisant fakto, kad valstybės kontrolė nustatė, jog LRT lėšas naudojo neskaidriai. Už tokius pažeidimus finansavimas įstatymų turėtų būti neįšaldomas, o sumažinamas. Ir dėl tokio sprendimo teisėtumo bei jo pagrįstumo negalėtų ir neturėtų būti jokių ginčų. Tad klausantis LRT ir jos administracijos, švelniai tariant, postringavimų, susidaro įspūdis, kad LRT direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė pataikė ant nekokybiško kokso. Dėl LRT direktoriaus atleidimo procedūros supaprastinimo. Šioje laidos dalyje pasinaudosiu teisės profesorės Liudvikos Meškauskaitės šios dienos įrašų socialinėme tinkle Facebook, nes geriau nei profesorė turbūt nepasakysiu. Taigi profesorė Liudvika Meškauskaitė rašo: LRT veiklos principai pagal LRT įstatymo 3 straipsnį yra pagarba žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, atskaitomybės, skaidrumo, efektyvumo, demokratijos, objektyvumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo ir kiti teisinės valstybės principai. Ar šiandien yra tinkama LRT atskaitomybė, skaidrumas? Valstybės kontrolės atliktas auditas įrodė, kad ne. Auditas nustatė, kad pažeidimai yra esminiai ir sisteminiai, o tai reiškia, kad turi būti ir įstatymų pakeitimai ir atsakomybė. Ar šiandien yra politinis neutralumas LRT laidose ir portale? Aš sakau ne. Konstitucinis teismas 2006 m. gruodžio 21 dienos nutarime yra pasisakęs, kad nacionalinio visuomeninio transliuotojo veiklos kontrolė turi būti nuodugni, ji negali būti formali. Kad visuomeninio transliuotojo veiklos kontrolė negali būti suprantama vien kaip finansinis ar turto auditas. Tokia kontrolė turi apimti ir nacionalinio visuomeninio transliuotojo programų ir laidų struktūros
bei turinio kryptingumo kontrolę. Tai yra tokia jo veiklos stebėsena ir patikra, kai nacionalinio visuomeninio transliuotojo programos ir laidos yra vertinamos tame tarpe iš konstitucijos kylančios ir įstatymuose apibrėžtos šio transliuotojo misijos atžvilgiu. Taigi, toliau rašo profesorė Liudvika Meškauskaitė, šiuo metu plačiai diskutuojama tema apie LRT kontrolę yra konstituciškai pagrįsta ir apima ne vien finansinį auditą, bet taip pat ir LRT stebėseną, monitoringą, išvadas ir panašiai. Tikslu nustatyti, ar LRT vykdo LRT įstatymų jai priskirtą misiją bei funkcijas. Taigi konstitucinėje doktrinoje yra numatytas ne tik finansinis auditas, bet ir LRT turinio patikra, monitoringas, kuris būtų pajėgus nustatyti, kaip LRT laikosi politinio neutralumo ir nuomonių pluralizmo. Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad visuomeninio transliuotojo veikla turi telkti, o neskaldyti visuomenę. Ar šiandien tokiomis akcijomis LRT telkia visuomenę, o gal ją skaldo? Retoriškai klausia profesorė. LRT generalinė direktorė kaltina LRT tarybą, kad dalis jos narių nori užvaldyti LRT. Betgi LRT taryba yra aukščiausiasis LRT valdymo organas. Tai kaip ji gali užvaldyti tai, ką valdo pagal savo paskirtį? Šiandien tai jau viskas. Tradiciškai sakau ačiū tiems, kurie manęs klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Sudiev, mielieji, iki kitų susitikimų.